Labadiena, su jumis Verslo tribūna, šios laidos partneris Citus, o mano pašnekovas šiandien Citus investicijų ir analizės vadovas Šarūnas Tarutis. Sveiki, Šarūnai. Sveiki. Kalbėsime apie vieną įspūdingiausių ir jūsų turbūt ir druskininkų objektų, bent jau, taip pasakojimą ir itin sėkmingą projektą druskininkuose Nemunas by Citus. Jis pradėtas jau prieš keletą metų, bent jau planai ar ne, ir nupirktas objektas. Sakot, kad tai sėkmingiausias druskininkuose, o gal ir ne tik kurortinis projektas. Kodėl tai mano? Tai vienas dalykų, pagal ką mes sprendžiame tą sėkmingiausias, nesėkmingiausias, tai pirmiausiai tai dydis. Tai mes iš tikrųjų nupirkom labai didelį daiktą. Mes 2021 metų, vasaros pradžioj tikrai nupirkome beveik 20 000 kvadratinių metrų daiktą, ne Vilniuje, ne Kaune, ne Klaipėdoje, bet Druskininkuose. Tai iki šiol tokio dydžio objekto tikriausiai Druskininkuose apart to pačio Nemuno ir nebuvo. Ir tai yra istoriškai turbūt vienintelis pastatas, kuris ir tebe gali būti pagal vyraujančius dabartinius teritorijų planavimo dokumentus tokio aukščio ir tokio dydžio, koks yra Nemunas. Ir pagal ką mes žiūrime, ar tas projektas sėkmingas ar nesėkmingas, tai pirmiausiai tikriausiai tas lakmuso popierėlis yra visgi ta visa visuomenė ir rinka, vadinkim taip. Tai kaip žmonės reaguoja į tą daiktą, ar čia mes kaip Citus padarėm nesąmonę, nusipirkom Druskininkuose projektą ir jisai niekam neįdomus, ar visgi priešingai. Ir mes skaičiavome, kai pradėjome savo projekto aktyvius jau pardavimus, sukūrė koncepciją, pristatė, kas ten bus, tai buvo keletą mėnesių, beveik pusę metų, vienas geriausiai parsiduodančių apskritai būsto projektų visose Baltijos šalyse. Nes prisiminkime situaciją, mes nupirkome šitą objektą 2021 metų viduryje, tada sekė projektavimo koncepcijos kūrimo procesas ir kas prasidėjo karas Ukrainoje, antra karo fazė. Ir tada nekilnojamo turto rinka labai stipriai sustojo, mes tą sustojimą matome iki šiol ir dėka tokių aplinkybių, o Nemunas buvo toksai produktas rinkai pasiūlytas be alternatyvų, kur tiesiog eilę laiko Druskininkuose iš viso nieko negalėjai nusipirkti, be keleto tokių taškinių nedidelių projektų. Ir žmonės pamatė profesionalaus didžiojo vystytojo ketinimus, ateimą ir mes visgi pritaikėm savo tą didžiųjų projektų koncepciją ir Druskininkams. Ir, kaip sakant, savo pasirinkimų balsavo už šitą projektą ir mes, būdavo mėnesių, kur net po 20 vienetų per mėnesį žmonės nuperka tame projekte. Ir čia dar nepabaigtam objekte, aš suprantu. Visiškai nepabaigtame. Tai buvo visiškai tik tai, kaip sakant, pasileidus gražų puslapį, pasileidus gražią koncepciją ir, pradėjus jau pirmiausia griovimo tos darbus, nes visgi mes nupirkome daiktą, kurį reikėjo pradžioj investuoti nemažai pinigų ir laiko jį išvalyti. Nes mes ten tik nupirkę darydavom savo kolektyvo ekskursijas, pasižiūrėti, kas ten yra. Tai ten tokių artefaktų suradome, kuriuos reikėjo surūšiuoti, utilizuoti, viską išrinkti. Stiklo, nežinau, kiek jis buvo stiklo vien tam pastate, kur, nepaslaptis, kad pastatas eilę metų stovėjo apleistas, tai daliai vietinių, tai buvo ir savotiška savo laikų pramoga, ten tuos akmenukus į stiklus pamėtyti ir pasiklausytas skambesi, kas aukštesniam aukšte išmuš langą. Tai šitoj vietoj, tas valymas trūko ir žmonės, aš manau, pagrindinis dalykas, dėl ko patikėjo šitų objektų rinką, dėl to, kad, atėjo mes kaip didelis vystytojas. Ir paprastai mūsų tas, projektų patirtis ir mes turėjom tokių projektų patirčių ir konversijų. Čia nebuvo mūsų pirmas objektas konversija. Mes turbūt vienas pirmųjų mūsų sėkmingiausių pavyzdžių ir plačiai žinomas tai Kaune Telegrafas. Tai čia, irgi senas telegrafo pastatas, mes jį pilnai konvertavom ir net šiek tiek suartinom su dabartinė architektūra, dabartiniu gyvenimo būdu. Mes iš seno tokio, sakykime taip, labai tradicinio pastato padarėm tokius pakankamai modernius video loftus, išsaugodami tam tikrus paveldo elementus. Ir mes Kaune taip pat turim tą vadinamą radio gamyklą, Radio City by Citus, tai buvus Bangos gamykla prie Prisikėlimo bažnyčios, tai irgi grandiozinio dydžio projektas, kuris jau vieną etapą pabaigė ir vėlgi žmonės tikriausiai patikėjo, kad mes esam tie, kurie gali paimti tokį didelį objektą ir sugeba jį įgyvendinti. Ir nepaslaptis, Druskininkuose, kuomet startuoji su pardavimais, tu praktiškai neturi konkurentų. O žmonių, kuriem patinka druskininkai, kurie norėtų į tą pusę įsigyti turtą, tai natūralu, kad ta pirmoji eilė buvo labai didelė ir žmonės labai aktyviai pirko.
Vienas kitas būtas iki tol būdavo, bet iš ties kažko tokio įspūdingesnio tikrai ne ir tuo labiau naujo, ar ne? Tai tas irgi. Beje, sakė, atradot labai įvairių artefaktų, gal yra kažkas, ką vertėjo išsaugoti, arba bent jau, galbūt jau tai vintažas, na, ta prasme, panaudojimo. Tai dalis tokių dalykų, kaip pavyzdžiui, iškabo originali. Mes, žiūrint į visą mūsų marketingo strategiją, visą komunikaciją, mes pasirinkome tą patį. Mes nepasirinkome kažkokio naujo pavadinimo, kaip, nežinau, pasienio apartamentai ar panašiai čia naratyvai būna, bet mes išlikom tą patį Nemunas. Tai, visas tas Nemuno originalias sanatorijos iškabas, visą kitą žinoma saugom ir laikom, ir kažkiek išeksponuosim. Dalis, tų artefaktų, vadinkim taip, turbūt gal nėra labai ir siektina išlaikyti, nes jie gal simbolizuojasi su ta kita santvarka, kitų pasaulių, kuriame mes gyvename ir gal, visgi mūsų sprendimų ten labai stipriai tos sovietinės nostalgijos lysti nereiktų, tai mes tokių dalykų tikrai nesaugojam, kokių buvo ten ir daiktų, ir baldų tam tikrų, kurie visiškai turbūt pas kiekvieną sovietiniuose namuose būdavo atrandami ten skėlės. Vieną kambarį nepalikot muziejui tokiam, kaip tai buvo? Ne, visgi matote, mes, kadangi tą Nemuną darom iš tikro ne tai, kad nupirkom, sudalinom turtiniais vienetais ir parduodam. Mes tai darom praktiškai 1:1 naujai statybai būdingą dalyką. Tai, vėlgi, grindys visur yra panaikintos, vėl įrengtas modernus grindinis šildymas, tai mes, liko kokias konstrukcijas liko? Realiai liko nuogas konstruktyvas, kurį labai labai detaliai nagrinėjome dar prieš varžytines, ar jisai bus kokybiškas ar geras. Ir kitaip sakant, tą skeletą mes išrengiam, palikom tik konstruktyvą ir tada visiškai naujas inžinieringas, naujos visos šildymo sistemos, nauji langai, koridorių pertvaros, tarpbutinės pertvaros, viskas buvo keičiama iš pagrindų. Kitaip sakant, tai mes turime visiškai naujos statybos atitikmenį šiai dienai. Bet tas objektas, tai vėlgi, kaip jūs minėjote, ar ne, tai nėra tik tai tiek, kad sudaliniai į atskirius kažkokius objektus, padarai ir parduodi. Tai jis iš principo turi kitas konceptas, ar ne? Taip. Kuo jis kitoks papasakoti? Jisai iš principo mes vieną dalyką supratom nuo pat pradžių. Apartamentai, 300 su viršum kambarių, visuomenė tai bus tikriausiai naratyvas, kad tai bendrabutis. Ir mes tengiamės to naratyvo išvengti ir galvoti, kaip čia turim padaryti, kad tai nebūtų bendrabutis. Ir pradėjom galvoti, taigi, geri viešbučiai, 5 žvaigždučių geri viešbučiai, būna tikrai turi tiek kambarių, bet žmogus nesijaučia nejaukiai, nesijaučia kaip kažkokiam bendrabutį. Tai pradėjome galvoti apie tą visą konceptą. Tai pirmiausia, buvo mūsų mintis, kaip turi sujungti tuos apartamentus pirmo ir viršutinio aukšto programa. Tai vienas tikriausiai pirmųjų mūsų sprendimų buvo baseinas ant stogo. Mes prisižiūrėjom tų gražių nuotraukų, užsienio patirčių, čia tas populiarusis, tarkim, Singapūro Marina Bay Sands viešbutis, kur žmonės dažnai eina į viešbutį tik dėl to, kad pasidaryti nuotrauką tam ant stogo esančiame baseine, nes jie šiaip paprastai už bilietą kažkokį neleidžia įeiti. Tai mūsų irgi buvo viena iš minčių, nes mes turim galvodami apie Nemuno konceptą galvoti ir tie mūsų pirkėjai, kurie nupirko butus, tikrai ne visi jie nupirko gyventi. Didžioji jų dalis nupirko, kaip sakant, verslui nuomai. Tai kad atliepti jų poreikius, kad jiem būtų lengviau išnuomoti, lengviau konkuruoti su esančiais viešbučiais, reikėjo prigalvoti kažkokių višnaičių tam projekte, kad būtų lengviau išnuomoti. Tai pirmas dalykas, kas šovė galvą, daryti baseiną. Pradėjom skaičiuoti, prasidėjo diskusijos, kad nesąmonė tas baseinas, bet finale mes jį padarėme. Tai vien stogo sutvirtinimo konstrukcija, kad užkelt baseiną, nes baseinas, natūralu, 20 metrų didžiulis baseinas, tūrio ir kubatūros turi labai daug, tai mes skaičiuojame, kad vien 1,5 milijono eurų mes išleidome stogo konstrukcijų tvirtinimui, kad galėtumėm ant stogo užkelti tą baseiną. Kelintas aukštas čia bus? Čia bus kaip ir 11 aukštas. Tai vėlgi pasikartosiu, tokio aukšto pastato daugiau Druskininkuose nėra, tai tiesiog savo laiku, kai buvo Nemunas statytas, buvo kitoks teritorijų planavimas ir buvo leista tokio aukštą pastatą statyti. Ir mes kuomet net... Tai reiškia, kad ir neatsiras. Ir neatsiras, nes mes net pradžiai nupirkę Nemuną buvo viena iš minčių, gal nugriaunam ir statom per naują. Bet sako, turėkit omeny, kad statysit per naują, jau iki 10 aukštų nepakilsit, o ten visas grožis atsiveria būtent nuo stogo, nes, matosi labai didžiulės panoramos šitoje vietoje. Tai tai pirmas dalykas buvo padaryti baseiną, spa zoną,
pirti džakuzį ant stogo, kad na, būtų toks kaip ir viešbučio atributas tiem apartamentų nuomininkam ir gyventojams. Bet po stogų baseinas, ar atviras? Ne, jisai atviras. Jisai yra atviras lauko baseinas, na viršuje jo gali būti kažkokios pergolos, tokios vadinamos dekoratyviniai elementai. Pirtis jau yra visiškai uždara zona, džakuzį tokia tarpinė zona, taip pat yra numatytos vietos maitinimo vietom, barui, restoranui, vėlgi tam tie vadinami labai populiarūs dabar tie skybarai vadinami, kur ant stogo gali išgerti kokteilį, na, jeigu geras oras, ar ten jeigu ir šalta, po tam tikrą stiklinę erdvę, vėlgi tai yra pakankamai smagus dalykas. Na ir pirmas aukštas. Pirmam aukšte galvojam, na, kas turi būti, nes dalis mūsų apartamentų nepaslaptis yra labai maži, kaip viešbučio kambariai, 19 kvadratų. Tuomet, na, mes galvojam, jeigu aš nusipirksiu. Čia visas apartamentas 19 kvadratų. Jo, 19 kvadratų yra mažiausias apartamentas, nes taip originaliai jau buvo padiktuota viso to pastato. Tai tie 300 ir buvo tam pastate, ar jūs čia keitėt? Ne, čia jie ir buvo. Jie ir buvo tam pastate, mes atėjom ir radom sudalintą kambariais. Tiesiog ką mes pagalvojom, kad mes turim vis tiek savo programą ir mes tą dalybą padarėm šiek tiek kitokią. Nepalikom visų vienodų, bet na, pas mus yra žingsnis. Arba 19 kvadratų, arba 19 kvadratų kart 2, tai kaip 2 kambarių būtas, arba 19 kvadratų kart 3, arba 19 kvadratų kart 4. Na, skirtingo dydžio apartamentų sujungiam, aukščiau šiek tiek didesni, apačioje šiek tiek mažesni. Bet kalbant apie mažiausius apartamentus, kurių yra didžioji dalis, turbūt apie pusę, ir jie yra, na, natūralus sumiškai lengviausiai įperkami, tokiam apartamente įsikurti skalbimo mašiną, džiovyklę, na, yra pakankamai sudėtinga. Tai mes numatėme tos, vėlgi, viešbučio privalumus, pirmam aukšte tam tikros tokios bendrosios erdvės, kur, pavyzdžiui, bus skalbykla apartamentų, na, gyventojams svečiams. Dabar technologijos tikrai labai toli pažengusios ir tai yra labai paprasta administruoti, pilna visokių aplikacijų, kuomet net skalbyklo operatoriai patys duoda savo techniką, na, ir apmokestina vieną skalbimą, ten euras, 2 eurai. Tos kainodaros tiksliai dabar nepasakysiu, bet principas tas, jūs gyvenate, jums reikia kažką išsiskalbti ir taip toliau, jums nereikia savo būste nei pirkti skalbimo mašinos, nei statyti, nei pajunginėti, nei klausytis to skalbimo garso, nes, na, tikrai erdvė kai kur yra maža. Na, kalbant apie didesnius apartamentus, greičiausiai ten jau tikrai bus numatyti net gal keli sanmazgai, bet va tokie dalykai pirmam aukšte yra. Taip pat ten... Kiek tas mažiausias kainuoja? Mažiausias dabar kainuoja, na vėlgi, kainos yra labai skiriasi nuo aukštų. Na, suprantame, antram aukšte mes tikrai nematome to vaizdo kaip iš 10 aukštų. Tai taip žiūrėkime, kad pigiausiai, ką dabar galima nupirkti Nemune, tai būtų apie 60 keli tūkstančių eurų. Tai čia būtų tas 19 kvadratų turtinis vienetukas. Na, tai ta suma dar nėra tokia, na, nepasiekiama. Bet investavęs tuos pinigus dar įdedi kokių 20 tūkstančių pilnai į apdailą, įrengimą, baldus, ten kažkokius kavinukus, vazeles, paveikslus ir taip toliau. Ir tu turi pakankamai neblogą nuomos srautą generuojantį dalyką. Tai, na, nepaslaptis, mūsų didelė dalis pirkėjų ir perka, būtent skaičiuodami nuomos grąžą, nes mes skaičiuojame, kad kadangi ta įsigymo kaina pakankamai maža, o visas verslas padeda ir leidžia operuoti šiek tiek kaip viešbučiui, na, ta grąža gaunasi aukštesnė tiek net lyginant su Vilniumi ar Kaunu. Tai čia buvo vienas pagrindinių akcentų eiti, nes pakankamai aukšta grąža ir vienas pigiausių įėjimų į rinką barjerų. Nes, na, paėmus sumiškai 60 tūkstančių eurų, tai, na, jeigu Vilniui reikėtų surasti naujos statybos kažkokį tai daiktą už 60 tūkstančių eurų, gali būti sudėtinga. Ir druskininkai turi dar tą visų metų kurortą, ar ne, tokį sezoniškumą, pas jos mažiau negu, pavyzdžiui, pajūrio kurortą. Čia mūsų buvo viena iš esminių prielaidų, aš atsimenu, kai, na, pradėjom šito objektą jau rimtai žiūrėti ir pirkti, iki tol turėjom nemažai dėrybų, tokių pasiuostimų pajūriui, Lietuvos pajūrėje, tiek, na, Neringoje, tiek Palangos regione, vadinkim taip, Šventoje. Ir visada, na, visos tos mūsų skaičiavimus labai stipriai nulauždavo tas sezoniškumas. Nes, na, žiūri, yra tie, kaip sako Lietuvoje, vis tiek vasara trunka nuo Joninių iki Žolinių. Tada jau, kur mes turim tą garantuotą orą. Tai gerai, mes skaičiavomės šiek tiek liberaliau skaičiavom, ten 4 tos mėnesius kokio gero sezoną traktuojam, kad bus šiltas pavasaris ar bent jau pušiltis ruduo ir tos visos skaičiuoklės labai nukrisdavo. Druskininkuose, na, visgi tas sezonas, jisai irgi jaučiasi, kad vasara daugiau žmonių, nes jų daugiau matosi, bet jisai lygiai taip pat gajus ir žiemą. Ypatingai populiarus savaitgaliniai pabėgimai į gydyklas, spa kažkokius baseinus, kuriem, na, nebūtinai tas laukas ar oras, nes druskininkose, na, nemaža dalis pramogų yra vidinės.
Tai gydyklos, dabar tas didžiulis konferencijų centras statomas, kur bus scena neprastesnė kaip operos ir baleto teatre Vilniuje. Tai, na, šiaip nuo vasaros iki žiemos, ar ne, ir vandens parkas slidinėjimo. Jo, visi, yra ten žiemą, yra ten tų slidinėjimo, tų pačių pramogų, tai dabar ten nori daryti tą baseiną, tokį didžiulę, tą dirbtinę bangą. Tai, na, miestas daug kūrybina ir daug kūrė, kad visus metus būtų. Ir mums tai padėjo šiek tiek ir užimtumo statistiką, kai žiūrėjom per viešbučių asociaciją, žiūrėjom per statistikos departamentą, na koks užimtumo sviravimas ir sezoniškumas, tai jisai Druskininkuose tikrai nėra toks stiprus kaip pajūrė, jisai pakankamai tolygus. Tai vienas čia buvo irgi pagrindinių prielaidų, kodėl turėtų sektis ten. Na ir patys apartamentai jau minėjot, kad, pavyzdžiui, skalbyklos ar panašiai, aš įsivaizduoju, kad ir kitos paslaugos, turbūt, pavyzdžiui, tvarkymas apartamentų arba maitinimas kažkoks, jisai irgi bus pačiame tame objekte visame, tiesa. Paprasčiau taip ūkišką kalbą pasakyti, ką mes norime padaryti, mes turime nupirkę lyg ir bendrabučio tipo daiktą, mes per savo konceptą ir per savo investicijas norime padaryti tai šiuolaikišką apartamentų kaip ir viešbutį, kur žmogus mokėdamas daug mažesnę kainą, turės praktiškai tą patį arba dar ir geriau, kas liečia tam baseiną ant stovo. Bet kaip mes tą norim padaryti, mes taip norim padaryti tokiu kaip sutelktiniu būdu, vadinkim taip. Dažnai viešbučiai pasirenka, pavyzdžiui, tai yra viešbutis kažkoks ir jisai turi savo pusryčius. Jisai turi restoraną, kur daliai klientų tas restoranas, na, yra kartais tarp valgyklos ir kažko ir ne iki galo patinkantis. Mūsų visgi konceptas, mes nusimatom erdves ir duodam tiem, kas geriausiai tą moka daryti tuos restoranus. Tai kitaip sakant, mes įsileidžiam operatorius, kurie, gal vienas bus operatorius, kuris tik ant pusryčių dirbs, kuris, na, tos pusryčius padarys gal įdomesnius, skanesnius, gražesnius. Kitaip sakant, žmogus gali visas tą paslaugų paketą iš skirtingų tiekėjų susirinkti per tą konceptą. Taip, nereikia visko iš vienų rankų imti. Bet suprantu, kad tai veiks tiesiog kavinės, restoranai ir panašiai. Taip. Tiesiog kaip mieste ir tu kur nori ten eini, ta mintis tokia. Taip, ne? Bet kodėl pas mus greičiausiai pakankamai bus paprasta įleisti tas kavines, nes kavinė natūralu yra skaičiuoja apyvartą. Na, kai mes sakom, žiūrėk, virš tas 300 kambarių ir, nu, tikėtina, bent kas antras norės papusryčiauti. Nu, ir bent žiemą tingės eit kur nors. Taip, tai jau tai kavinė yra pakankamai, nu, tokia informacija, kad jeigu ir miestą nesugebėsiu pakonkuruoti, tai man pilnai išsilaikyti užteks to, kad, na, mano vidiniai gyventojai pasiūlius ten kažkokius ten nuolaidą, ten gyventojams, ten 10% nuolaidą pusryčiam ir pritrauksiu tos žmonės. Tai kadangi mes turim tokį didelį kiekį tų apartamentų ir mes esam per 20 metrų nuo konferencijų centro, kuris, nu, bus pats didžiausias Druskininkų toks traukos taškas, tai čia toj vietoj negali nesisekti. Tai mes čia turim tokią privilegiją atsirinkti ir tai, ką mes norim. Kad tas ir konceptas kažkiek pritrauktų mūsų, kad jisai būtų modernus. Mes pradedam vėl žiūrėti tą gyventojų profilį potencialių, tai mes matom ir jaunimo nemažai, kuris atvažiuoja kartais padirbėti gal savaitę, taip nuotoliu vadinkim taip, į savo tokius ar antrus namus, ar išsinuomojus, kuris nori tą savaitę užsimti sveikatingumu, pavyzdžiui. Tai jūs jau turite vis tiek tą paveikslą, iš tų bent jau kiek pirko, ne? Pakankamai nemažai. Mes turime, bet mes dar prižinom, kasgi bus mūsų pirkėjų nuomininkai. Pirkėjų paveikslą turim, tai mūsų prezumcija buvo, kad didžioji dalis bus Vilniečiai, pataikėm, iš šiai dienai mes turim parduotus apie 120 kelis apartamentus, 126 jeigu tiksliai, tai iš jų 55% yra Vilniečiai. O didžiausias ar mažiausias perka? Kas labiau čia yra išėjo greičiau, sakykime? Faktas, kad perka tuos 1-2 kambarių. Tai nes, kaip ir sakiau, tas įėjimo barjeras, nusipirkimas, na visgi sumiškai, ar jeigu dar paskolos kažkiek reikia prisidėti, na tai tas pradinis įnašas pakankamai nedidelis, na jeigu 60 000 apartamentas ar ten 80 000 apartamentas, tai kartais su 15 000 eurų jau, na, gali pradėti tą sandorį organizuoti, galvoti, dar pasiemi paskolą iš banko, nuomos gauni neblogai ir, na, tas gaunasi toks pakankamai neblogas investicinis variantas. O iš, na, tų investuotojų arba tų kavinių kažkokių paslaugų siūlytojų, jūs jau turit tą paketą atsirinkę kažką, ar dar čia tik tai ateities? Mes tokius longlistus, ką mes matom, turim, bet dar kol kas nekomunikuojam, nes norim, na, iki galo susidėlioti visus taškus ant, nes mums labai svarbu, kad ir tas operatorius veiktų sėkmingai, pelningai, nes tikrai nėra tikslas keitalioti operatorius, kas ten pusę metų ar kas metus ir, na, vis tą kančios istoriją sukt per naują. Tai tų susidomėjusių, tokių norinčių tikrai turime, bet kaip ir sakiau, norim išsidėlioti tą konceptą, kad jisai atlieptų ir pirkėjų tą portretą,
ir kad, na, tam patiem verslam būtų pakankamai gerai. Tai, na, dalis dar tokių veiklų, kurią mes įsipareigoję padaryti savo klientam, tai jinai bus be operatorių, vadinkim, taip mes patys būsim kaip operatorius, kaip ir sakiau, skalbykla, vaikų kambarys toksai, kad, na, faktas, tėvai atvažiuoja druskininkus, kartais suka galvą, tai kur čia man tą vaiką padėti, taip noriu procedūros. Darželis, ar ne? Jo, toksai, nu, va, toksai va, dalykas. Tada darbo erdvės, nes kaip ir sakiau, darbo erdvės yra labai svarbu, nes mes tikim, kad dabar, kai šalyje pilnai yra įsigalėjęs tas nuotolinio darbo, toksai mada, vadinkim, tai pasakykim, žmonės gali sau leisti savaitę išvažiuoti dirbti nuotoliu į druskininkus, turėtų ofiso patalpą savo pačio ar dirbti iš savo apartamento ar kažkur kaviniai, bet tada lygiai taip pat vakarais gal kažkiek daugiau užsiimti dviračių sportų, gal kažkur nueiti kažką padaryti. Na, tokį išsivalymo, atsigaivinimo nuo miesto, nuo visko, nu, kaip pasakyti, sanatoriją pasidaryti. Ir, na, mes iš savo darbuotojų matom, kad, na, kartais žmonės pabėga kažkur padirbti nuotoliu ir tai visiškai pakankamai, na, darbai nenukenčia, nes didžioji dalis susitikimų mes, net būdami ofise, mūsų pakankamai didelis ofisas, 2 aukštai, bet didžioji dalis susitikimų, nors ir mes ofise, vis tiek visi sėdi savo vietose ir jie per kompiuterį vyksta. Tai kartais tokį dalyką padaryti, manau, visai sveiko. O jeigu žiūrime mes į tuos, na, rinkos didžiausius darbdavius, tai tuos paslaugų centrus ir taip toliau, tai ten jau nuotolinis darbas iš viso įsigalėjęs, ten žmonės po 3 mėnesius nesirodo ofise. Tai mūsų tikslas šitą irgi rinką papildyti, kad gali ir Lietuvoje labai smagiai nuotolinių darbų padirbti. O kiek ten telpa įvairių tų paslaugų ar kavinių ar dar kažko, kaip jūs matot maždaug? Ten pakankamai nemažai telpa, nes mes šitam dalykui alokuojam visą pirmą aukštą. Tai, na, aukšto plotas pakankamai didelis, per 1500 kvadratinių metrų, tai mes matom vis tiek, na, tai viena kavinė turėtų būti tokia jau šiek tiek didesnė, vadinkim. Pusrytinė ta, ar ne? Nu, ir ne pusrytinė, bet mes matom ir vakarinę, nes ir miestas labai nori vakarinės vietos, nes šalia yra didžiulis tas konferencijų centras, kuris realiai nenusimatęs maitinimu. Bet vis tiek aš suprantu, kad dar kūrybinis tas procesas nepasibaigęs, ar ne? Va, tai, kai jūs sakote, dar čia yra galima ir siūlyti, ir planuoti, ir galvoti, galbūt tikrai. Netgi pagal tą longlistą, kur sakot, visokių tiekėjų įvairių, pagal juos galbūt irgi žiūrint galima mąstyti, ar ne, kaip tai gali atrodyti ir kaip į ką jungtis ir taip toliau ir taip toliau. Jūs turite teisę rinktis, ar ne, tiesa? Tai suprantu, kad dar viskas tęsiasi, bet apskritai kokioj stadijoje jūs dabar esat? Dabar stadija, kad pradedame jau inžinieringą daryti pirmo aukšto, pagal savo nusimatytas, na, pavadinkim taip, vizijas. Jisai bus pakankamai lengvai keičiamas, bet jau kitaip sakant, na, jau kažkur labai pakeisti to sprendimo nebegalėsim. Iš fizinio. Na, jeigu jau pasakėm, kad bus kavinės, tas skalbyklos ir panašiai, tai daugiau mažiau mes jau taip ir dabar privedinėjame inžinieringą. Kitaip sakant, jau persigalvoti ir pakeisti į butukus pirmam aukšte jau nebėra šito varianto, nes mes visgi ir pažadėję savo žmonėms. O ar kavinė bus pavadinimu A ar pavadinimu B ir ar tai bus Meksikos virtuvė ar Japonijos virtuvė, na, šiai dienai dar gryninamės. Gal turėtų būti šiek tiek Meksikos, šiek tiek Japonijos. Na, šiek tiek pavyzdį šalis, sakau, nebūtinai. Tai šitoj vietoje, bet tai tavo koncepcija praktiškai yra visiškai išgryninta, turint omeny, kad visas inžinieringas jau pakilo iki pat viršaus. Kitaip sakant, jau visi net stiklai sudėti, grindinis šildymas paleistas, jau pastatas po biškį jau jisai gyvena. Jau tai net nuėjus. Būtai irgi jau yra su jau būtai sienom, ar ne, sakykime, didžioji dalis būtų jau yra, kaip galima sakyti, dalinė apdaila privesti iki pardavimo. Jau viskas yra įrengta, jau yra, na, likę kai kurie tam balkonų turėklai, tokie dalykai, kurie tikrai artimiausiu metu bus padaryti ir mes jau ruošiamės iki vasaros pirmus savo pirkėjus jau įleidinėti. Gyventi jau būtų galima. Turbūt pradžiai dar įsirengti reikės, vis tiek nusimatyti to laiko, įsirengti, pasidaryti apdailą, baldus kažkokius užsisakyti, dar kažką, na, va, tokių va, įrengimo tų rūpešių bus. Tai jau tas daiktas jau yra, jau jis dabar ir tas mums labai padėjo iš tikro, didžioji dalis žmonių netikėjo, kad padarysim, galvoja, čia, nu, kažkokie naujai vasiukai, kažką čia prisisvaigo. Ne pirmas objektas, kad nuperka kažkas ir jis ten toliau rudyje. Jo, ir ypač druskininkose, na, būtų čia kažkur Vilniuje, Kaune centre, tai, nu, sakytų, nori, nenori damuš, nes vis tiek brangios nekilnojamo turto tos visos kainos. Bet kuomet pas mus atsirado stiklai, tas pastatas kardinaliai pasikeitė. Na, jis vis tiek gavo tų modernių dangoraižio tipo stiklo fasado per visą aukštį, jisai, na, iškart
pasirodė kitaip ir daugam jau... Visas stiklo fasadas, sako, tai taip ir atrodo, ar ne? Kaip tiesiog, kadangi langai nuo žemės iki lubų, tai natūralu yra ten balkonai, yra ten tarp apartamentinės sienos matosi, bet taip bendrai žiūrint prie tam tikro pokrypo saulės, jisai toks pakankamai stiklinis atrodo. Plus mes sugalvojom visą tą ir apdailą pakeisti iš to, ką pradžiai buvom numatę tiesiog baltas tinkas į, tokias specialias klinkerio plyteles, kurios, dar šiek tiek daugiau prabangos duos tam daiktui, nes, visada ta plyta kažkaip žmogui, jinai ilgamžiškiau, neapsipurvins, neapžaliuos, tai, toksai jisai iš išorės atrodys pakankamai moderniai ir dar mes, kadangi sugalvojom tą Čiurlionio daryti visą viziją, tai čia, irgi žmonės pakankamai kabina, mato, kad tikrai gal nemeluoja, nes jau tiek sudėjo pinigų. Čiurlionio turit omeny pats konceptas, ar kaip ne, mes sugalvojom kažkurioje vietoje, čia mūsų architektų archo yra pakankamai geras ir didelis nuopelnas. Mūsų teritorijoje ir už pastato tam tikrų rakursų atsistojant, matysis per visą Nemuno pastatą tam tikri Čiurlionio motyvai. Tai kaip tai padaroma, kadangi... Kiaurai turite omeny, žiūrint. Ne kiaurai iš tam tikro kampo, nes kaip yra, įsivaizduokit, balkonai, ne? Tai kadangi pastatas yra lygus, balkonas yra taip ir jisai sudalintas pertvarom tarp skirtingų būtų. Pertvaros kreipiamos tam tikrų kampų ir ant kiekvienos pertvaros kažkoks motyvas, kuris iš tolo žiūrint iš visų pertvarų padaro piešinį. Tai ten ar bus Čiurlionio portretas, ar paveikslas kažkoks ir taip toliau. Tai, toksai dalykas, nes Druskininkai Čiurlionis ten labai tampriai susiję ir mes tokį dalyką sugalvom. Vėl, kad, šiek tiek ir tą istorinį dalyką paminėti, tam bus visokie QR kodukai, kur galima kažkokių istorijų pasižiūrėti ir panašiai. Tai, tokių yra dalykų. Tai dabar jau suprantu tie būtai, beje, ar jūs renginėsit, sakot, vasarą jau atiduosit ir bus galima įsirengti ar kažką, ar jūs tai darysit, ar jau čia reikės ieškotis kažkur? Iš principo, mūsų visada verslo logika yra daryti iki dalinės apdailos, bet mes turim savo partnerių tinklą, kur, su mumis dirba eilę metų ir mes galim klientui atiduoti ir pagarantuoti, kad čia yra normali kompanija, pas mus krūva būstų įrengus, ne vienadienis kažkoks vystytojas ir tikrai, gali įrenginėti. Nes dažniausiai žmogus, vėlgi, vienas įsivaizduoja, kad jam ten reikia gal, parketo, kitas plytelių. Pakankamai tie preferencijos skiriasi ir mes jaučiam tas, noras pakūrybinti dažnai nusveria tą patogumą, kad nereiktų rūpintis. Taip vadinkim. Dalis žmonių jaučiam, Vilniuje tai vis tiek didžioji dalis nori patys kūrybinti, nes tikis ir sutaupyti, natūralu, kad, galvoja, nusipirksiu gal kažkur akciją, rasiu plyteles, dar kažką. Druskininkuose jaučiam, kad tas noras pataupyti nėra toks stiprus kaip Vilniuje, nes, rūpestis didesnis. Važinėti, jeigu Vilniuje tai čia dar pakankamai arti, vakare po darbo nuvažiuosiu, paknysiu protą tiem rangovam ir man gerai padarys. Druskininkuose, jau nuvažiuoti jau vis tiek 1,5 valandėlės reikia kelionę turėti. Tai jaučiame, bet vis tiek turbūt yra lūkestis, kad regione gal šiek tiek bus pigesni darbininkai, gal kažkiek pasidarysiu pigiau. Tai, to noro tokia yra savarankiškai veikti, ar ne? Pati eksploatacija, elektra, pavyzdžiui, kažkokias saulės baterijas planuoja, ar iš kur tiekimas, kaip visas tas veiksmas? Pastatas bus pakankamai energiškai efektyvus, nes tai visiškai atitinka naujos statybos standartus, tai visi langų. Kiek jis ten bus? A klasė plus. Tai iš esmės dabar jau iki vasaros praktiškai jau kažkokie tai galutiniai rėmai susistovės, paaiškės ir tie, sakykime, kokios paslaugos bus apačioje, tikėtina, ne? Paslaugos iš principo jau dabar jos, kaip yra daugiau mažiau apibrėžtos, kokios yra, bet konkrečiai operatorius mes vis tiek suprantame, kad tas operatorius, jisai fiziškai neateis operuoti, kol dar bus statyba. Įsivaizduokit, kavinę dabar mes galėtume. O tai beje, tai kavinė, pavyzdžiui, tai jūs įrengsite ar vis dėlto atėjęs operatorius kažką turės? Tai čia jau priklauso nuo bendradarbiavimo modelio. Yra ir tokių galimų varianto modelių. Gali, savininkas, vadinkim, taip įrengti ir tą įrengimo kaštus kompensuotis per nuomą. Gali nuomininkas pats įsirengti, bet užtikrinai turėti net trumpesnį nuomos laikotarpį, kad jam atsipirkti investicijos ar gauti kažkokią nuomą nuolaidos, ar ten vėlgi yra galimybės nuo apyvartos mokesčius rinkti ir panašiai. Tai šitas dalykas jau vasaros, manau, pradžioje jau tikrai bus pakankamai daug aiškesnis. Baseinas, daug žmonių netikėjo apskritai, kad darysim baseiną, tai mes, ne tik atsakau, kad 1,5 milijono išleidom į sutvirtinimą tų konstrukcijų, bet jau ir fiziškai užkėlėm tą patį, pagrindinį baseino elementą ant stogo.
Taip sakant, kad jau galima pamatyti, jau mes atrodo, nupirkę realiai tą baseiną ir jau jisai užneštas, tik jisai dar neįrengtas, tam vis tiek, tas baseinas daug įrengimų, reikia jį apkalti, pritaikyti, kad gražiai būtų ten, jisai netoks paprastas pastatomas, ten vis tiek įrengiamas, bet jau su kranais užkėliau tą pagrindinį, indą vadinkim tai. Jis ten bus įleistas kaip ir į grindis, ar iškilęs dar per vieną aukštą? Kažkiek iškilęs, bet, aplinkui tos bus grindis, vadinkim taip, privestos prie jo. Tai, natūralu, kad po apačiai yra apartamentai, tai ten, jų svetainės iš lubų nenuleisim. Tai jį statome į viršų ir iš jo plaukant, tada labai gražus vaizdas turėtų atsvert, tas toksai infinity pool vadinamas. Kas matosi nuo stogo, kokie? Tai praktiškai slidinėjimo arena matosi? Viskas matosi. Viskas matosi. Vis tiek tai yra stipriai aukščiausias pastatas Druskininkuose, tai ir keltuvą gali labai gražiai matyti, kaip jisai ten važinėja, tas funikulierius. Keltuvo liniją ant stogo prisivesti. Čia būtų sudėtinga. Gerai, bet iš esmės jau viskas tas atsistoja į vėžes, projektas yra patikimas ta prasme, kad visas veiksmas vyksta arba įvykęs ar ne. Jo. Ir kiek dar yra galimybių? Kiek jūs minėjot? 120 kažkiek išpirkta? 126 nupirkta, tai pirmame etape dar yra likę nepilni 50 apartamentų ir tada mes turėsim antrą tokį pat etapą, nes pastatas, kad įsivaizduoja tokios kaip V išskėstos raidės formos. Kampų šiek tiek, kaip knyga atversta. Taip, tai kaip knyga. Tai vieną pusę knygos mes dabar pilnai vystom, kitą fasadus irgi to pačiu darom, kad nebūtų taip, kad nusipirkau gyventi ir ten man dar pastolė aplinkui. Tai mes vis tiek ir tada eisim į kitą ir dar, kaip ir sakiau, minėjau, turim dar ir užstatymo galimybę, bet čia jau taip, sakykime, ateities kartom palikta vis tiek. Druskininkai turim suprasti, tai nėra Vilnius. Tai negali įsisavinti tą rinką po 20 būstų kas mėnesį eilę laiko. Ten pusė Vilniaus ir suvažiuoja taip jau savaitgaliais. Tai savaitgaliais suvažiuoja. Tai žiūrim, mes planuojam tą projektą ir pakankamai atsakingai mes jau užsidėję ir su bankais susitarimus ir su viską tie, planai pas mus nėra perdėm ambicingi. Mes vis tiek nusistatę tą pardavimo kiekį po 4-5 apartamentus per mėnesį, tiek, kiek yra sveika, kad nereiktų plėštis. Tai mes taip ir vykstom savo planus, maždaug tokiu tempu parduodam dabar mėnesį po 4-5 vienetus. Tai dabartiniai rinkoje tai dalis Vilniuje projektų neparduoda tokių skaičių. O sakykit dabar tai 40 dabar, o kaip su teritorija aplink, pavyzdžiui, parkavimas yra vienas skausmingiausių problemų dažnai kažkokiems objektams ar ne, ar tai požeminis, ar ten užtenka jums vietoms, apskritai kiek ta teritorija aplinkui yra jūsų? Jo, tai mes turim 2,2 hektaro, tai kaip miesto centre, tai yra atominio dydžio teritorija. Ir automatiškai turint tokią teritoriją, pirmas dalykas, ir kadangi mūsų yra nuosavybinė, tai mes iš tų vadinamų varžytinių mes su žeme nupirkom mes. Pirkom pastatą ir žemę. Tai nėra žemės nuoma, kad valstybinė žemė nuomas, mes ir žemės tą sklypą nuosavybėje turime šiai dienai. Ir natūralu, kai tu turi virš 2 hektarų centre, tikėtina parkavimo problemų labai daug neturėsi. Kita vertus, atsiprašau. Kita vertus, nesinorėtų užstatyti aplinkui visą pastatą. Dėl to nenorim padaryti kaip prekybos centro parkavimo, šalia yra parkai ir mes toliau tas žalias zonas kultivuojam. Tai ką mes padarėm dar su parkavimo vietom, nes jautėm, kad tikrai nėra poreikio kiekvienam apartamentui turėti savo parkavimo vietą, nes vėlgi tai kainuoja įsigyti ir tikėtina vienu metu žmonės nesinaudos. Todėl mes padarėm tokį eksperimentą. Mes prekiavome 2 tipų parkavimo vietomis. Vienas parkavimo vietos, kurią jūs nusiperkat ir tai yra jūsų nuosavybė ir, nežinau, galite pernuomot, galite savo mašiną laikyti ir panašiai. Kitos parkavimo vietos yra nededikuotos. Kitaip sakant, leidimas įvažiuoti į aikštelę, tai jūs perkate leidimą. Ir mes tų leidimų parduodame šiek tiek daugiau, 1,7 koeficientų, negu yra parkavimo vietų. Kitaip sakant, į vieną vietą yra 1,7 klientų perka. Kodėl taip yra? Čia praktiškai visų Vilniuje verslo centrų yra tokia strategija. Nuomoja tas vietas. Išnuomoja daug daugiau vietų negu yra, nes tiesiog vienu metu visi nesuvažiuoja. Kažkas atvažiuoja, kažkas išvažiuoja, tai ten mes irgi matome ir matom, kad tos vietos yra pigesnės
ir jos yra, žmogui tikrai patrauklesnės, nes tikrai, kad vienu metu 350 automobilių kambarių suvažiuos, tikrai mažai tikėtina. Vieni labiau vienu metu, kiti kitom dienom, kiti iš viso greičiausiai be automobilių atvažiuos, jeigu kažkas su autobusais kažkokiais atvažiuoja, ar kaip kelionę daugiau apartamentų pasims kaip kelialapį kažkokį. Tai mes šitoj vietoj, tą parkingą taip išlaviram, kad nereiktų daryti tokio baisaus per visą sklypą, kaip, nežinau, didžiųjų tokių tų užmiestinių prekybos centro parkavietę, nes tada tas vaizdas tikrai būtų nekoks. Po žemė irgi suprantu, kad planų kastis nėra, tiesiog užteks to, kas yra. Užteks to, kas yra, kas liečia ateities etapus, tai ten tikėtina, jeigu įstatytumėm, tai tikėtina, ten jau eitumėm į požemį ir reikėtų įrengti papildomas parkavimo vietas, nes, jau mes kiek davėm įsipareigojimų savo pirkėjam, kas čia pirko, mes jų po to bloginti negalim. Jau pardavėm, jau nebepasakysim, koeficientas pasikeitė, ar, atiduokit atgal parkavimo vietas. Tai ateities perspektyvai ten jau statysim nuo nulio. Tai čia ateities, tai suprantu, dar tolimesnės ateities. Jo, čia tolimesnės, tai jeigu mes skaičiuojame, kad 5-7 vienetai turėtų būti per mėnesį, tai per metus mes galim parduoti tų apartamentų, gerai, 80. Tai mes dar turim, kokiem 3 geriem 4 metam tų apartamentų vien dabartiniam pastate. Tai kokia čia bus rinka po 3-4 metų? Tai faktas, kad po poros metų turbūt jau reiks pradėti ruošti tas vasaras slidės žiemai, reiks pradėti žiūrėti ir tada žiūrėti, ar mums ten reikia apartamentų. Gal ten atsiras poreikis kažkokiam viešbučiui, gal ten atsiras poreikis verslo centrui galų gale tam kampe. Dar šitų dalykų nežinom, tai tik jeigu atsiras poreikis būstui, gal bus tuo metu populiaru ten kokie 200 kvadratų būstai Druskininkuose, gal reiks kažkokių tokių luxury dalykų padaryti. Tai dar pakankamai tas toli dalykas, nes dabar dar darbo turim ir ta žemė, jinai, mums nieko dabar nekainuoja, vadinkim taip, mes vis tiek vystom tą pagrindinį projektą, perspektyvą gal ten kažką irgi gražaus padarysim. Ir bent jau vienu tokiu apleistų pastatų tikrai bus mažiau, tai čia irgi pliusas turbūt ir patiems druskininkams, nes iš tikrųjų nepuošia. Jisai tokia, net atsimenu, kai tik nupirkom, labai daug sulaukiau per Instagramą žinučių iš pažįstamų vienų kitų, kurie yra druskininkiečiai. Tai naratyvas visada būdavo tas pats. Mokyklos būdavo, sako, išleistuvės ten visų laidų, visi ropždavosi ten saulę pasitikti ant stojo, ten vakarėlių visi darydavo visokių grįžę į Druskininkus, jau kas čia Vilniuje gyvendavo su vietiniais, nes ten, toksai didelis daiktas, turbūt ten, tuščias ir neprižiūrimas. Nelabai, turbūt gal ten ir policija labai taip ten vaikšto po tos, tai ten gali turbūt ir papramogauti, ir muzikos paklausyti ir taip toliau. Tai buvo toksai, ir tikrai tai nėra saugu. Absoliučiai. Bendrai žiūrint, tas, bet koks vakarėlis ten 6 ar kokiam aukšte, jisai galėjo baigtis nelaimė, nes mes, kai nupirkom tą pastatą, tai irgi pakankamai mūsų statybos, tai yra labai jau kvalifikuotos, tai visur žiūrėjom ir ten buvo tokių vietų, kur ten gali eiti ir atrodo, koja statysi ir į lifto šaktą. Kaip bet kuriam senam, iš tikrųjų. Visi atverimai, viskas ten buvo dabar maksimaliai. Kada jis pirmą kartą statytas? Dabar bijau sumeluot, bet jam buvo kokių, kai mes nupirkom 30-40 Na tai vis tiek tokį galiojimą kažkokį turi, bet konstrukcijos buvo labai kokybiškos, geros, bet tiesiog jisai apleistas, natūralu, liftai išvežti, šachtos tai yra. Ta prasme, tai tokių laiptinė, vis tiek laiptinė mes turim per visą 10 aukšto atvirą laiptinę, kuri vėlgi, ten kažką netai padarius, tai ten iš tikrųjų buvo pavojingas dalykas. Iš ties, tai kaip jau ir minėjau, pastatas atgyja naujam gyvenimui, tai tikrai bus įdomu net pasižiūrėti, ar ne, kaip sakėt, Čiurlionio, jeigu vaizdai, žiūrint pastatą, iš ties, bent jau šalia, jeigu ne viduj, tai bent jau iš šono irgi bus atrakcija tam tikra. Tai dėkui Jums šiandien už pokalbį, Verslo tribūnos pašnekovas, Citus investicijų ir analizės vadovas Šarūnas Tarutis. Ačiū. Ačiū Jums ir šios laidos partneris Citus.